dėl chorų karų atsisakiau savo labai svarbios veiklos, tai veiklos didžiausiai pasaulio organizacijoje. Ir iš tikrųjų dėl to niekiek nesigailiu. Nes čia atėjus supratau, kad dainavimas, visa ta energija, buvimas ir scenoje, ir ruošimas, taip sakant, kaip prodiuseriai ir režisieriai sako, yra nerealus dalykas. Tai labai smagus projektas, suteikiantis daug emocijų, daug adrenalino, pažintis kažkokios tai naudingos, geros, daug draugų. Iš tikrųjų labai smagu, sulaukiau labai daug vaikinų dėmesio. Man tai buvo dovana, kurią aš ir iššūkis to pačiu, kurią aš gavau ir sutikau to pačiu priimti, nes tai buvo iššūkis man pačiai prieš save, užlipti į didelę sceną prieš begalę žmonių ir pabandyti nugalėti save, įrodyti savo, kad galiu ir kartočiau tai milijoną kartų. Labai didelis šuolis iš pat pradžių ir jinai faktiškai net nebūtų kaip kardiograma, tai būtų viena linija, bet pati aukščiausia. Chorų karai tai tampa tavo gyvenimo dalimi ir neįsivaizduoju, koks bus mano gyvenimas, kai jie baigsis, nes jie pasiema labai daug ir tai jiems nori atiduoti dar daugiau. Davė progą pamatyti, kaip reikia vadovauti komandai iš tiesų ir galima tikrai pasimokyti vadovavimo iš Lauros, nes tikrai puikiai vadovė mūsų choro. Chorų karai tai yra legalus narkotikas, kuris tikrai įtraukia ir labai sunku iš jo išbristi, kaip sakoma. Neįmanoma net. Mažiau laiko skiri šeimai, mažiau laiko skiri tėvams, mažiau laiko skiri savo draugiai. Tikrai perduodu linkėjimus savo draugiai ir atsiprašau, bet čia yra projektas, kuris tikrai man patinka. Dabar reikia pakentėti ir viskas ateityje bus gerai. Visą kelią TV3 projekte Chorų karai tikrai pakartočiau. Ta dovana, tas atradimas yra neįkainojamas, ta patirtis yra neįkainojama. Ir jeigu bijote, jūs turite tai pabandyti, išbandyti, išmėginti save. Ačiū TV3. Ačiū Chorų karam. Ir Chorų karam. Ačiū. Scenoje Laura ir Šiaulių choras Chameleonas. Chorą galite palaikyti numeriu 8800 777 03. Mano meilė neliūdi. Tavo meilė kaip lapų kritimas. Po 5 savaičių tu manęs pasiilgsi. Stikliniam narvelyje rasi mane. Arba ne. Ne mane, ne mane, ne mane. Tu gali mane išmokyti šypsotis. Aš galiu tave išmokyti žiūrėti. 43 meilės savaitės. Tiek žemė nevirpa. Virpa, oi virpa. Oi ne. Ir kai tada, kai liūlė mes susitiksim. Kas bus tada, kai liūlė reiks išsiskirti. Pasomis, 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 pasomis. Sniego batais per ledą, per žolę. Netyčia. Lengvomis, lengvomis dainomis. Liūlelė, 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 už meilę pernykštę.
Ir kas tau sakė, kad į šitą pusę? Ir kas tau sakė, kad į šitą pusę? Ir kas tau sakė, kad į šitą pusę? Traukiniai nerieda, tik šitie paukščiai pasiklydę. Tik šitie paukščiai pasiklydę. Ir mes kaip paukščiai pasiklydę. Mano meilė neliūdi. Mes negalim patikėti, bet atrodo, ten buvo nesuvaidintas ir bučinys, ir trenksmas į veidą. Tu gyvas, viskas gerai. Dėl finalo verta pasistengti tikrai. Šiauliečiai palaikomi gausiai. Bravo jiems. Komisija. Tai yra choras, kuris viso projekto metu demonstravo labai gerą, tiesiog puikų muzikinį skonį. Noriu pagirti už nuostabų balansą tarp choro balsų. Girdisi ir sopranai, ir tenorai, ir baritonai. Ir tai yra labai komandinis choras. Jėga. Aš iš tikrųjų nežinau, kas stato jūsų, nežinau, šou, aš negaliu pasakyti šokį, tai buvo šou. Aš noriu pristatyti Mindaugą, kuris statė va čia šalia. Mindaugą, atsistokit. Atsistokit. Paplokit ir jūs ir žiūrovai, palokime už tą nuostabų reginį. Ačiū. Ačiū jiems. Nebūkit kuklus. Tai fantastiška. Ačiū labai, nesitikėjau šito. Sakydama, kad jūs buvot išskirtinis choras, tokio choro dar nebuvo. Ir dauguma chorų, galbūt, ne dauguma, gal buvo tokių chorų karų istorijoje, kurie galbūt norėtų eiti tuo keliu, bet niekas neišdrįso, nes tai nėra lengvas ir nėra populiarumo garantuojantis kelias. Bet jums tai buvo taip natūralu, organiška ir tiesiog nuostabu. O mano komentaras bus po jūsų atlikimo, mano impresija. Nuostabi, mylėturačiui Vytautui Lukočiui už nuostabų vaidinimą, mažą spektaklį. Palaukit, aš užuodžiu gliukozę. Jėzus, tikrai. Kas iš tikrųjų, Laura, kas iš tikrųjų? Iš tikrųjų yra taip, kad mes visą naktį šiandien visi kepėm šitą tortą ir mes labai norim padėkoti TV3 ir chorų karams už šitą progą ir galimybę. Labai norim padėkoti patiems gražiausiams, nuostabiausiams vedėjams. Mielai komisijai, ačiū jums labai. Ir ačiū visiems žiūrovams. Ačiū chorų karams ir TV3. Ačiū, 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 ačiū. Ir turim himną sukūrę. Ar Panevėžys? Į finalą keliauja, o chorų karus palieka. Ar jūs tikėjot, kad jūs eisite iki finalo? Praktiškai kiekvienas sako taip. Taip mes tikėjom, aš žinojau, aš jaučiau, aš nejaučiau.